visi švarį Vilnių, dirbt prost. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Labas vakaras, draugai. 7 minutės po 19 valandos. Žvalūs ir drąsūs radistai grįžta į eterį po siautulingo iš tikrųjų savaitgalio. Apie mūsų radistų gimtadienį mes galbūt pakalbėsim atskirų išėjimų nuo 20 valandos, nes dabar visada pirmadieniais 1 valandą turim svečių ir iš karto griebiam Paulių Ambrazevičių už gerklės, kad pradėtų kalbėti ir pasakotų savo gyvenimą. Tai komikas, melomanas, viktorinų protmušių guru ir, kaip dabar supratau ir įsitikinau, knygų vertėjas Paulius Ambrazevičius. Jo, čia aš labai daug žodžių mano pristatymai, nesitikėjau tiek. Pasiruošėt? Ačiū. Jo, yra viskas. Tai arčiau mikrofoną prisidėk prie savo barzdelės. Kad neįsielektrins, nenukratys manęs. Ne, tai yra gumytė specialiai čia, ne gumytė. Mano barzda už tai kokia. Labas, tai kaip gyvas, kaip pirmą kartą pas mus Zipe? Gerai, jo, Zipe pirmą kartą, bet čia šitam pastate buvęs ne kartą, bet pas jūs tai pirmą. Mes žinok, esame čia tik tai keletą mėnesių, nes mūsų pagrindinis štabas yra pirmam aukšte, bet dabar darosi remontus. Tai... Pirmam aukšte aš berods buvau, kai buvau prieš porą savaičių. Supratau. Kas gero, kaip savaitgalis tavo? Gerai, futbolo sezonas prasidėjo, tai buvo vakar Žalgirio rungtynėse, šeštadienį gimtadienį draugo šventėm, o penktadienį švenčiau jūsų gimtadienį, bet kitur. Geras pasakymas. Kada paskutinį kartą man tą Katlerį matei? Gyvą? Ne, palaik, kažkada mačiau. Ketvirtadienį gal, ar trečiadienį? Kažkada na savaitę. Jis sakė, Salenta buvo kažkada. Ne, nežinau, aš ten nesilankau, ten labai mažas šansas manį susitikti. Jo, jisai ten eina dėl tokių, kaip čia, dėl 6, 7, 8, kaip jis pats įvardė. Gal labiau nuo 6 turi žemyn. Sakai, jisai mums, žinau, visada ateina ketvirtadieniais ir prisako tokių, tipo, buvau su 8, 9, tai netikėt, ar ne? Nesąmonė. Ne, čia žinau. PR-as, supratau. Pauliau, tai žiūrėk, šiandien mes pakalbinsim tave visą valandą iki pat 20 valandos ir pats pirmas turbūt klausimas, kurį mes užduodam visiems mūsų svečiam, tai kur tu užaugai ir kur tu gimei? Augau, gimiau ir iki 18 metų gyvenau, pirmus savo 18 gyvenimo metų gyvenau Liepalotų kaime, Šakių rajone. Liepalotų kaime. Jo, ten yra... Iš kur esi? Aš esu iš Liepalotų kaimo. Jo, visiems sakau, kad aš iš Liepalotų kaimo. Iš kokios gatvės, ar ten vienintelė buvo gatvė? Ne, kai aš išsikraušiu po kelių metų, pas mus jau įvedė gatves, tai mano gatvė yra Sesarties, vadinasi. Sesarties dar sveikiau. Jeigu parašyti reikėtų, žinai, ant... Liepalotai, Sesarties gatvė. Bet Šakiuose mokiausi nuo 6 gal klasės, tai nėra taip, kad baigiau mokyklą, kur 300 žmonių gyvena kaime, baigiau mokyklą mieste, kur 7 tūkstančiai žmonių gyvena. Tai kaip sekasi tau mokyklai? Gerai. Man kažkas sakė mamai mano prieš visai neseniai, kad oi, čia tipo tavo sūnus, ten Paulius, Gytis, mano brolis, čia gerai mokėsi, abudu, turbūt labai daug mokėsi. Nesako, šiaip aš nelabai mačiau jos, kada mokytųsi, nes kažkaip tiek aš, tiek brolis, mes ten per daug nesistengė mokyklai, nes mokyklai tai yra lengva. O tai kokie jūs buvot? Buvot hebros žmonės, ar buvai tu atsiskyręs kažkoks, pasiėmė knygą, skaitai ten, ar klausai kažką? Knygų daug perskaičiau, bet praktiškai mes visas vasaras, kiek būdavo dieną pabūni namie, ar ten kokį nors darbus darinus, tiek kaime, žinai, visokios fignios pilna. Pabūni, o vakare kokią 6-7 varai su hebra į aikštelę, kašio ir žaidi iki 10, 11, 12 grįžti visas varvantis, grinų prakaitų ir būdavo geriausios gyvenimo akimirkos. Tai būčiau visada norėjęs lošti fulę jaučiu, dabar va, kai žiūriu, bet blemba, 3-3 kašio mažai atsirasdavo, tai žinai, fulę, kokią 5-5 man turi žaisti, tai užaugau su krepšiniu, taip. Nes ten čia buvo toks ir pasirinkimas. Pas mane pasvaly, žinok, aš pasvalynų vis tiek 10 tūkstančių gyventojų, bet turėjau irgi savo, tipo, kai namas yra aikštelė, tai kiekvieną dieną tikrai praleisdavau po N valandų, mėtydamas ir komentuodamas. Tada, tipo, dabar varas ten Jasikevičius, ten pasas tenais Kurtinaičiui, ten ir meta nuo tritaškių ir pataiko, žinai, ir visada aš kalbėdavau garsiai ir įsivaizdavau, kaip aš pats žaidžiu, žinai.
Aš gal man su Hebra gėda būdavo tą daryti, bet... Kažkaip vieną bet turėdavom krepšininkus, kuriuos tipo ten kopijuoji, ten, aš žinau, aš Iškauskas būdavau. Aš Pedžias Stojakovičius, nes buvau tamsus, žinai. Klausyk, sakai, skaitai knygas, kada pradėjai tą užkratą turėti? Ar čia tėvai, ar... Nežinau, Ar buvo lygis skaityti knygas, nes žinai, tavo pasakė. Kažkaip, žinok, man mažiausiai rūpėjo, ką kas nors galvoja, ką aš darau, ar veikiu tai. Iki šiol taip yra, žinau. Iki šiol. Katleris sakė, kad niekam nepatinka tavo barzda, bet tu specialiai tai turi. Man yra... Wow, ne? Ne, bet tai čia yra hipsta, dabar labai madinga. Daro specialias persodimo plaukų operacijas, kad tai augtų, žinau. Aš manau, nėra jinai labai įspūdinga, bet aš ją turėjau ir turėsiu dar kiek nors laiko, kol... O kaip su plaukais? Su plaukais? Buvo ilgesni kažkada? Jo, turėjau vienu metu iki pečių, gal dar ilgesnius. Punk. Ten labiau metal gal atrodo, bet kažkaip išaugo iš tos šukuosenos turbūt ir dabar, kai žiūriu fotkas tų laikų, tai lemma, kodėl man niekas aiškiai nepasakė, kad tai blogai atrodo. Klausyk, tai smagu, kad esi pas mus, mes padarom trumpą pertrauką. Jeigu norite užduoti klausimus, Facebook'e yra nuotrauka, rašykite komentarus po ten, o dar grįšim su 3 gyvenimo momentais, klausytojų klausimais ir žinoma mūsų fizinė užduotim. Hardcore užduotis. Girdėjai apie ją? Girdėjau, kai Tadas Vidmantas vykdė labai nedrąsiai. Ir neįvykdė beveik. Tai važiuosim, kaip tau pavyks. Irgi jau čia neįvykdysiu. Pažiūrėsim. Šapauskas, žinok, ir vėlyvis pasidavė. O Jankevičius įpūtė greit. Jankevičius toks, tikrai putėjas geras. Paulius Ambrizevičius, vyrukas, kuris tiesiog sakė, sakau, ką šiandien dirbai? Ne, tiesiog buvau. Aš dažnai taip tiesiog būnu. Gali sauliaisti tiesiog būti, ar ne? Ja, gali. Nesi priklausomas, kad reikia 8 būti ofisiukė ir 5 išeit. Ne, aš ne. Niekada to nedirbai? Dirbau kokius 3 gal metus, su trupučiu turėjau tikrą darbą, bet paskui kažkaip perėjau kitą tikrą darbą. Iš to tikro darbo išėjau po bandomojo, nes nesutapo. Po 3 mėnesių, ar kiek trumpiau? Jo, po 3 mėnesių ir tada pradėjau visiškai dirbti savo, pradėjau vertėjauti, rašyti tekstus, redaguoti ir kažkaip dabar jau bus 5 metai gegužė, kaip nedirbo ofise. Freelance. Tai iš esmės tu galėtum dirbti bet kur, tu galėtum išvažiuoti į Maljorką ir... Galėčiau, man tik interneto ir kompo turėti po ranką ir viskas. Jėga. Ką reiškia, kai žmogus moka rašyti? Bet gyvenime nesužinosi šitą dalyką. Bet negalėčiau, nes su humoro klubu ten, žinai, Maljorkoje neprivažinės. Tai reikėtų angelskų mokintis. Stand-upus kurti dar. Jo. Būtų geras. Esi bandęs? Ne, bet mes esam kažkada su Katleriu turim tokią ambiciją pasidaryti biškį angliško teksto ir nuvaryti ten į kokią Estiją, į open mic'us, kur ten, nes yra pažįstami organizatoriai, kurie Estijai, Latvijai daro. Tiesiog šiaip pasižiūrėti, ar mes galim, nes kai kurie bairiai išsiverčia ir į anglų kalbą, kai kurie tai... Geras, aš manau, kad ir gali būti o jeigu rusiškai irgi gerai labai. O, ir rusiškai, ne. Rusiškai nelabai. O Katleris moka rusiškai? Nemanau. Ne, Katleris mes juokavomės, kai buvome Egipte, kai kartu heteroseksualiai atostogavom, tai juokavom, kad jisai moka 2 frazes, tai votėta da ir jav šokė. Nes jis sakė, pasakoja apie savo merginas, nebuvo, kad kažkaip tai moteriškų rusiškų vardų. Ne. Bet žinai, tas merginos gali ir lietuviškai. Tai ką, trejetą persivedė namo. Klausyk, tai tu gauni pastovę algą, ar tu gyveni, reiškia, iš tų pašalpėlių? Pašalpėlių. Kad kiekvienam tokias pašalpėlės, žinai, Rolandai. Ne, mes esam gavę irgi neblogą kažkada tai pašalpą tokią pavasaros, bet, turiu tau minėti. Aš pastovų atlyginimą kartą per mėnesį mokamą fiksuotą pinigų sumą, tai jaučiu gavau paskutinį kartą 2009 metų balandį ar gegužę, o nuo tada... Išeitinės. Ne, neduoda išeitinės, jeigu pabandoma. Tai, bet jo, nuo tada vis ten koks nors vertimas, humoro klubu kur nors nuvažiuoja, ar ten... žinau, tekstą parašai kokį nors. O tu gyveni kaip mes nuo algos iki algos, kur šiaip pinigų neturim niekada, o kai tik tai gaunam viską išleidžiam ir tada laukiam vėl algos. Kai freelancini jau tiek laiko, tu atsiranda jau pinigų taupimo įgūdžių. Supranti, kad alkis ne tau. Jo, ir žinai, kad ten tipo, kad tiek ir tiek reikia atsidėti mokesčiam grinai individualios veiklos, kur ten
su tą drebančią širdim pervedytas didelės 20%. Jo, Beprotiška, šiemet pervedžiau belenkiek pinigų ir toksai, jeigu galvoju, kur... 200 kiam litrų. Nu, ir tipo, kodėl? Na, bet nieko. Jo. Klausyk, man dar laukia tas malonumas. aš gal šitai praleidau, tu sakai, ką tu esi baigęs, kokį univerą, mokyklą? Ne. Dar nedėjom, mes Nesakiau. Tai keliausim tada į tą pusę. Aš net atėjau su džemperiu atsiskrinai, nes jisai turi kapišoną iš šilų. SPMI. Tai Ai, tai SPMI. Vilniaus Univero tarptautinių santykių politikos mokslo institutą. Tai toks ištikimas iki šiol esi? Palikęs mokslam? Ir džemperis patinka. Ar tu Šiemet- gal dėstytojauji? Ne, ten reikia bent magistrą baigti, jeigu nori dėstyti. Kad bent jau galėtų grįžti ir užeiti. Jo, bet aš šiemet sueina 10 metų kaip įstojau, tai tą progą visai pasirašiau, bus politologų dienos, po renginys ten kasmetinis. Nes džemperis pakankamai naujas, aš Jo, matau. čia jau antras beje, nes pirmas sunešiojau iki skylių, tai vesiu tą renginį, ten kažkaip pagalvoju, visai fan būtų. Tai reikės juokauti. Nelabai moku, bet gal Nu, padės kažkaip kas pavyks. nors. Gal jūs šiaip, ką nors galite, kokį bairiuką. Mes tik ranką iškėlę galime būti. Mes tik šitą. Tai jeigu reikia, kad parėkotumėm arba... Tai baigiai mokslus standartiškai ar kaip aš per 9 metus? Standartiškai. Nu, kažkaip nežinau, aš netoks žmogus, kad meščiau ką nors, Pavyzdžiui, kaip biški patinka. pavyzdžiui, pusę knygos išvertęs kartu. Jo, ai gal tik to. Pavargau. Ne, ten nebuvo labai sunku mokytis, net nors nesimokiau labai gerais pažymiais, bet bent jau buvo įdomu, ten skaitai kažką įdomų, žmonės normalūs aplinkui, dėstytojai geri, jauni, ten nekokie. Mokslas labai svarbus Nupezę. dalykas yra, iš tikrųjų. Ar galima, pavyzdžiui, tu dabar esi freelanceris, pavadinkim, tavo politikos mokslai, tai ką tu dabar veiki, yra du skirtingi dalykai. Labai stipriai mane pasuko politikos mokslai dėl to, kad kai aš įstojau kažkuriam, gal 2 ar 3 kurse buvo pasirenkamasis dalykas ir tarp tų pasirenkamųjų dalykų buvo viešieji ryšiai. Ir aš pasirinkau tą dalyką, kažkaip palankiau, man ten patiko ir tada pradėjau pats kryptingai ieškoti kokios nors darbo su viešaisiais ryšiais. Ir paskui 2009 rugsėjai įsidarbinau vienoje ryšių su visuomenė agentūrai. Visai, vieno iš geresnių Lietuvoje, pradėjau asistentų. Publikume. Ne, aš sakiau geroji. Ok. Žinai visą. Vardinti pradėjai. Integrity PR. Ir ten aš kažkaip pradėjau dirbti, tokius gavau IT projektus. Ir tada pradėjau labai daug su tekstais dirbti. Ir tiesiog ten, žinai, gauni kokį nors Microsoft'o pranešimą spaudai. Ir, žinai, reikia adaptuoti lietuvių rinkai. Ir ten kažkaip gauni ją angliškai. Tu pradedi versti ir aš tada dirbdamas supratau, kad man visai vertimas patinka ir visai tekstus patinka rašyti. Nors iki tol nebuvau labai daug bandęs tą daryti, bet paėjo ir tada kažkaip atsirado kryptis tokia. Ir tada jau sąmoningai pradėjau eiti tą kryptim ir paskui, kai jau išėjau iš ten, tai jau turėjau tam tikrų įgūdžių per 3 metus beveik susiformavusių, kuriuos panaudojau freelancindamas. Geras. Norėčiau pajusti, sužinoti tą jausmą, kai tau patinka skaityti ir versti. Žinok, neduotačiau tau. Matyti. Rolai, rašytai, moki vardą pavardę pasirašai. Ne, aš moku, bet gaila nemoku skaityti. Žinai, kaip tas būna, parašau, ką čia parašai, iš kur žinai. Na, bet niekis, ką jau čia. Gabus, žinok. Matai, ne vien, reiškia, gali būti gabus. Ne vien ranką iškėlęs. Jiem tik mokslas nesisekės. Aš geras mokinys buvau, man tik mokslas nesisekė. Klausyk, neaptarėm tavo 3 gyvenimo momentų, kurie padarė didžiausią turbūt tokį tavo gyvenime dalykus, be kurių tu dabar nebūtum. Tai pats pirmas, tu čia surašėjai, aš nežinau, ar tu gali papasakot. Aš tau priminsiu, tu pakomentuosi, gerai? Jo, gerai. Kai 7 klasėje laukdamas autobuso į savo kaimą nusipirkau piratinę Offspring kasetę, nes viršelis labai patiko. Ta kasetė man atvėrė akis, kokios geros muzikos yra pasaulyje. Nuo jos pradėjau klausytis rocką, punką, grunge'ą, grunge'ą ir kitus panašius stilius. Come on. Nirvana kokį stilių groja, Pearl Jam. Bet neišsigalvokit. Tiesiog yra noisy music ir techno music. Yra music ir yra techno music. Ok, go. Nu tai kaip čia? Ne, iš tikrųjų buvo, aš sakiau, pasakojau Jonui, aš mokiausi Šakiuose. Koks pirmas galas buvo Offspring? Kuris albumas buvo? Cut my life into pieces. Čia Papa Roach. Palauk, kur buvo? Čia, žinok,
žinok, čia buvo kažkoks visiškai... Senčiai, sėdi du gitaristai ir šnekasi su tuo bičiu, kuris klausydavo drum and bass ir valgydavo šitos ratus ir grybus. Tai ką aš man pasakoju? Ne, tai ten buvo, kažkoks buvo švis, ta prasme, ten buvo tokia piratinė kasetė, kad ten net nebuvo oficialus koks nors albumas, ten tiesiog buvo Offspringų gabalai iš 2 albumų, iš Americana ir Best of Tops, Ixnay on Hombre, kažkas iš tokių. Ir ten buvo, tame buvo tikrai Don't You Get a Job, Pretty Fly for a White Guy, tokie, kur visiškai gerai, žinoma, ten tokie... Aš turėjau šitą kasetę, man atrodo, su šitais 2 gabalais tikrai. Tai, žodžiu, ir kažkaip ir grįžau, ir aš atsimenu, blemba, kitą dieną atvariau į mokyklą, toksai, ką aš radau, čia niekas nežino šito. Papasakojau vienam draugeliui, toks buvo, matėsi, kad su perspektyva į Marozą tapti, visiškai nesuprato mano džiaugsmą ir nežinau, kas tie Offspringai, bet aš tai ten taip užsikabinau, paskui... O tu anglų kalbą jau išmanėjai tada 7 klasiai? Kažkiek, nes mes pradėjom mokytis tik tai 5, man tada. Aš pradėjau mokytis, anglų pradėjau 6 klasėje mokytis. Bet tu suprantat, kad ar tu dainuoji tą... Aš gal turiu ausį anglų kalbai, nes man kažkaip iš labai anksti jau atsirinkdavau žodžius, ypač kai juos jau mokėjau. Tu ten tikrai nebuvo sunku ir Offspringų tekstus ir kažkiek atsirinkti. Tai susižavėjai muziką, ar ne? Jo, pradėjau, tada ten Nirvana atsirado kompaktą. Ir plaukai užaugo? Ne, plaukai užaugo labai vėlai, gal 12 klasė. Tai buvau pirmas banglas čia į mokykloje. Tai greit bėgdavai? Ne, kažkaip labai. Kažkaip sakau, man buvo tikrai, kas ten ką galvoja. Bet manęs neduhindavo. Tą norėjau ir pažymėti. Tau jau buvo vis vien, mušu tave, ne? Nemušė. Esu 6 klasėje susimušęs kartą. Ok, tai gul. Ir viskas. Kasetę bandė ten gal. Klausyk, antras įvykis, kurį tu paminėjai, kai 2008 metų spalio 8 dieną užlipau ant scenos Open Mic renginyje, papasakojau šiek tiek pokšto ir prajokinau gal 100 žmonių. Tas adrenalinas kalė į galvą ir iki šiol kiekvieną kartą, nors ant scenos jau lipau 115 kartų. Dabar jau 120. 120. O klausyk, čia tu taip datą tiksliai atsimeni, kaip čia taip gaunasi? Labai lengva atsiminti. Tu 8. Visą laiką 8, tai kad? Ne, tai spalis 10. Ne, aš žinau, kad, pavyzdžiui, visi, tai kas pavirto humoro klubu prasidėjo 28 šito rugpjūčio 6, nes čia buvo 2 dienos iki olimpiados ir kai rusai išpuolė Gruziją. Tai kažkaip įstrigusi data ir tada... Taip, labai, aš irgi įsiminiau. Olimpiados 4 metus. Užpuolė Gruziją. Ir tada žinau, kad ten šitie lygiai 2 mėnesiai po jau aš pasirodžiau ir viskas. Ir buvo labai geras. 2 dienos ir 2 mėnesiai, ne? Toks ir sudėjai viską. Jo. Tiesiog, okei. 2 mėnesiai po olimpiados lygiai. Okei. Aš užrandu vėlesnis 1 metais. Mėnesį ir 1 diena. Jo, 1. Taip, bet čia lengviau paskaičiuoti. Mes tiesiog pažiūrėjom pasus. Aš turiu atmintį skaičiam ir datom, bet matematika pas mane šudina labai. Kiek už valstybę? Bet draugų telefonų numeris irgi gali atsiminti. Aš 18 yra vienintelis. Tai aš daugiau. Matkės yra vienintelis egzas, kurio rezultato gėdijos. Bet galiu pasakyti. Ta prasme, daugiau negu 8 ir tu jo gėdėsi, ne? Ne, kem 4. Ir aš vien... 8. Ne, 18. Aš Matiekos nelaikiau. Ir aš negavau per jį raudono diplomo su pagyrimu. Nes kiti buvo lietuvių ir anglų po 9-9, istorija 9-4. Aš esu girdėjęs, kodėl raudonas diplomas būna. Nežinau. Nes jam gėda. Čia tie, kas negavo, taip negavo. O tu mokyklą iš kelinto karto baigiai? Žinok, baigiau iškart mokyklą, bet pirmieji 3 įsimintiniausi gyvenimo metai buvo 1 klasėje. Sauga kaip asmenybė. Taip, o paskui nusprendau jau į 2 klasę perėti, kaip Barzdauk pradėjau. Kaip visi bahūrai. Kai iki pečių visi klasiokai reikėjo kažkaip išsiskirti. Tai klausyk, papasakok apie tą savo open mic. Jo, ten buvo kažkaip atsitikti. Kokį anekdotą sakėjai? Aš ten ką pasakojau, tai paskui pavirto mano pirmo pasirodymu humoro klube, kuris ėjo per teliką. Ten aš tik sutrumpinau, padariau pajuokinai friendly. Jo, bet kažkaip toks
lipau ant scenos labai kaip ir bijodamas, nepasitikėdamas. Bet tu prieš tai žiūrėdavai stand-upus kažkokius tai? Jo, aš buvau labai mažai matęs. Aš buvau matęs Pablo Francisco. Tai tu formulę buvai pasiėmęs kažkokią taip? Darai kažkokią palyginimų? Ne, aš dariau tipo toks labai paaugliškas variantas, tai dariau apie 10 ar 12 dalykų, kurių nemėgstu ar kažkas tokio. Nu ir tiesiog ten sąrašą, žinai, ir vardį. Ir pavyko ten tų bajeriukų gerų visai paskaldyti. Ir tada turėjau antrą pasirodymą. Antras pasirodymas lapkritį turbūt buvo tragiškas, nu, žiauriai blogas, nes, nu, tipo, yra toksai bajeris, kad tu pirmą pasirodymą tu realiai, kurį darai, tu darai visą gyvenimą. Tu į jį sudedi viską, ką iki to laiko esi praktiškai pajokavęs. O kai darai antrą, tu darai jau nuo to pirmo iki šito. Tai per tą mėnesį ten, nu, yra kažkur dar video, gal net YouTube, bet labai blogas, kur man gėda. Pačiam gėda, ne? Jo, bet paskui viskas pradėjo. Iš klaidų mokomės. Better and better. Nu, nežinau, better and better. Bet... better and better. Jokiais aš mačiau jokiais. Trečias dalykas, kurį tu parašai, kai atėjom su 2 kolegom vakariai į barą ir netyčia patekome į anglišką pub quizą, užsikabinau, pradėjau dalyvauti kitur, pradėjau pats rengti, sudariau ir išleidau 2 klausimų knygas, dirbau keliose televizijos viktorinose. Tai čia dar viena aistra, kurią tu atradai netyčia. Jo, nu aš kaip netyčia, aš nuo... Taip ir ne, jam reiškia nepatiko, bet American Pub English Quiz Pop jam patiko, ar kaip čia? Ne, aš visada žiūrėdavau visokias viktorinas, ten aš nežinau, kryžiažodžius pradėjau spręsti, gal 2 klasiai, pirkdavau kryžiažodžių žurnalus, nes man patikdavo, nes ten posėdė, koks išprotingas, tą žinau. Ir kažkaip čia visiškai atsidūriau atsitiktinai ir patiko, užsikabinom, pažaidėm, pradėjom ieškoti. Tarsi jūs ieškojot pubą ir užėjot, žiūrėt, kad jo, mes nuvarėm tiesiog, jo, tipo, sėdim ten geriam alų, prieina bičias, sako, šį vakar čia quizas. Okei, skamba įdomiai, davai pažaidėm. Pažaidėm ir tada kaip tik čia prasidėjo visam, žinai, Vilniui, visoje Lietuvoje, ta visa mada. Protamušė, ne? Jo, ir kažkaip aš dar spėjau į tą traukinį ir kaip vedžiau pats kokių 1 metų piano menę. Paskui pradėjau tas knygas 2 sudariau, nes, blemas sėdi, žinai, sezonas pasibaigęs, tu žiūri, aš turiu štuką gerų klausimų, reikia kažką su jais sugalvoti, parašy leidyklą. Ir sakai, aš noriu tokią knygą išleisti, ar darom, ir atrašo, darom, ir viskas paruoši per savaitę, gryną rankraštį ir išeina. Jėga. Ir profit. Yeah. Geras profit? Normaliai, bet smagu. Einais nuo pardavimo aš to? Nuo pardavimų irgi eina. Okay. Ja, ir honoraras buvo ir nuo pardavimų. Tai... Fantastik. Tai mums, brolai, reikia čia į knygelę ir mes su klausimus uždavinėsim mūsų klausytojams. Toks atsiverti. Blemački. Taip. Bet jau šitą po biškį užmetinėjau, nes toks, pavargau tiesiog, dabar biškį dar padariau pertrauką su visais kvizais. Tai gal tavo ten tinklapis Facebook yra neįtikėtini faktai? Ne, ten nežinau, kieno, aš net neužlaikinę, žinau, kad toks yra. Supratau. Bet... Padarom trumpą pertraukėlę, okay. Paulius Ambrazevičius čia pas mus svečiuose per Zip FM. Yeah. Grįžtam į tiesiog neterį 13 minučių iki 20 valandos, pas mus svečiuose Paulius Ambrazevičius. Pats metas pereiti prie klausytojų klausimų matyt ir paskaitom, kokie jie yra, paskui tiesa ir mitas. Tiesa, drąsa. Jo, ir tada jau tavo drąsa atliekant užduotį. Ok, pažiūrim. Tiesa, drąsa. Dabar daugias kažkoks žaidimas, mačiau, išėjo Daržas Kėsis už Mad Wishą, sakė. Nežinau, aš nesiklausau hip-hopo. Martynas klausė, kodėl tau patinka būtent Tottenham komanda? Nes patinka, nes aš žydas, o jie irgi žydai. Nežinau, iš tikrųjų. Man jie patinka, aš nežinau, kažkada pamačiau ir labai patiko. Čia buvo 29 gal kokie. Ir tada žaidė toks jaunas, gal biškai vėliau, toks jaunas, niekam nežinomas žaidėjas Garetas Beilas. Ir jis tada pradėjo garsėti ir kažkaip jis man iki šiol labai patinka, nors jau į Realą perėjęs už... O kodėl jis tau patinka? Jis labai patinka man jo žaidimo stilius, jo prasiveržimai ir jo smagi kairė koja labai kala taip, kad Sigučio, tu tik saugok. Sigučio. Giedrė klausė, sako, tu turi brolį dvynį? Ne, neturiu, bent jau nežinau, kad turėčiau. Bet yra labai daug panašių žmonių į mane. Jų buvo, kai aš buvau su akiniais, dabar atsiranda kiti žmonės. Ir yra vienas bičias, kur... Palačiai, kur čia kamera? Va, čia yra mano rankos. Aš nenusibrozinau, ten ne aš. A, ne? Aišku, ne, aš dėčiau nuotrauką, kur šikna matosi veidrodį. Aš nežinau, aš ten nesigilinu, bet taip kažkaip aš telefą, žinai, blam, užjaučiu galvoju. Nes aš esu nukritęs ir nusibrozinęs. O bent palaikinai užjausdamas ar tiesiog pagalvoji, kad... Kaip galima žmogų tamse, kurį nusibroziną, like.
Ne, ten ne aš, mano va taip atrodo rankos, ten tikrai ne aš, ten tiesiog bičias, kuris yra ryžęs ir kažkiek panašus į mane, kaip dabar atrodo po akių operacijos. Škotijoje tu buvai vietinis, suspėjai. Škotijoje, jo, visiškai sakė, į mane kreipdavosi škotiškai ir nustebdavo, kad aš atsakau. Okay. Ar patiko pokštauta Berdynė? Patiko, šiaip buvo, pernai bent jau pasirodymas buvo labai čiotkas, ten tokiai mažoji erdvėj susigrūdo tiek žmonių, kad negalvojau, kad tiek bus ir buvo cool. O dar iš Škotiją važiuosit? Čia Martynas klausė. Dabar tai bent jau kiek pavasarį nusimatė, tai kol kas nevarysim, gal vėliau. Klausė Nerijus, kiek koncertų apytiksliai aplankėjai per pastaruosius 3 metus? Ir kokios grupės koncertas patiko labiausiai? Aplankiau, nežinau, per 3 metus, kokių 30 susidarys gal? Per metus 10 nuvažiuoji koncertų. Laisvai. Nice. Aš dar po kokius 3 festivalius, kur ten koncertų daug būna. Tai jo, aš žiauriai daug išleidžiu babkių bilietam į koncertus. Tau patinka koncertai labai? Man žiauriai patinka. Tau patinka palapiniai miegot? Nesu labai didelis to priešas. Man visai, ten žinai, 4 naktis gali panakvoti. Bet tu važiuoji su draugė? Jo. O jinai nebūna, nevaro to, kaip mes blogą kažkada pasakom, kur pasakai, kad ją padarė, pasakai, kad ją tyliau buvo to. Ne, mes, kai važiuoji į festą, tu ten nemiegotų važiuoji, tu ten važiuoji pasitūsinti ir ten, kažkokio komforto nereikia tikėtis, bet ten reikia tikėtis muzikos, geros hebros ir... Gal tavo panelė irgi gal turi barzdą, klausyk, jėga. Kas čia per klausimas dabar? Ne, kad faina pana, žinai, kaip bičias tipo. Jai labai patinka. Patinka, ne? Ja. Irgi melomanė. Ir daug merginų patinka barzdos ir jos yra protingos. Daug protingų merginų patinka barzdos. Tomas klausė, per kiek laiko išvertei Jobso Fordo biografiją? Jobso, tai pradėjau lapkričio pradžiai turbūt buvo 2011. Lapkričio pradžiai baigiau sausio 10. Tai čia porą mėnesių realiai, bet paskutinės kelias savaitės, 3 ar 2 savaitės jau dirbdavau po 16 valandų per parą ir daugiau nieko kito nedariau. Tai, kad spėti? Jo, kad spėčiau, po kad bendratis nevartotina. Okay. O įsinešti ar įsinešimui? Neįsivaizduoju. Tai koks tu čia rašytojas, karočią? Aš visada VLKK galiu pasičekinti, kaip įsinešti. Tai įsinešti ar įsinešimui? Nežinau, žiūrint, ką nešies. Ne, kava kaip būna, išsinešti ar išsinešti? Išsineštinai. Bet išsinešti gali būti ar ne? Ką žinau? Bet ne išsinešimui. Aš nežinau, kodėl... Rolas čia vienintelė taisyklė, kurią žinai. Ne, man tiesiog tai yra mieste, kur visi daro ties tom klaidą. Aš tai daugiau gal jų nepastebiu, žinai. Ne, tik klaidų. O Fordą išverčiau irgi per porą mėnesių, bet ten gerokai plonesnė knyga, tai čia verčiau vasarą ir taip, ta prasme, porą mėnesių, bet per dieną dirbdamas po 8 valandas kas dieną. Darbo savaitę, žinoma, savaitgaliais ne. Klausia Matas, ar nepyksti dėl Cutlerio prikolų susijusi su tavimi? Kai kuriuos prikolus tikrai esu padėjęs aš jam išplėtoti apie save, nes, blemba, žmonėm patinka, kai mes vienas iš kito varomės, jo, ir kai scenai tą darom, nes, blemba, mes leidžiam vienas ant kito varyti daug daugiau negu leistume bet kokiam debilui Facebooko komentaruose ką nors pasakyti apie mus. Čia yra pagrindinis skirtumas. Bet jūs vienas kitam, kažkaip, toksai, aš mačiau įkandat, bet labai ten nesivelėti tolimesnė, ne? Varot tik tai tokiais bairiais, kur tipo, su irklu per nugarą išgavo, toksai, ne? Jo, mes visų pirma tai juokinam žmonės, o ne bandom aiškintis asmeninę sąskaitą. Bet neformalioj aplinkoj tiek su Cutleriu, tiek su Stonkum mes dar netaip pasijuokiam vienas iš kito, kai kurie tikrai net negali išeiti niekad gyvenime jokie eteri bairiai, bet jie yra labai juokingi. Tai Cutleris atidavė skolą ar ne? Gerai, kad priminė, reiks parašyti, aš čia netoli gyvenu. Jo, jis čia visiškai šalia. Nes klausė Gražvydas šito klausimo. Bet nesvarbu. Viktorija klausė iš tikrųjų gero klausimo. Kaip nusprendė įstoti į savo univerą ir kaip jis pakeitė tavo asmenybę? Aš labai vėlai sugalvojau, kur stosiu, nes aš kažkaip galvojau... Po to, kaip pirmais metais niekur neįstojai? Aš tiesiog klausiu. Su mano pažymiais būčiau bet kur įstojęs. Okay. Daug kur. Ne bet kur, bet daug kur. Ir aš 12 klasę tik tai sugalvojau, jau kai reikėjo rinktis kokius egzus laikysi, aš sugalvojau, kad noriu istoriją laikyti A lygiu ir pradėjau mokytis A lygiu istoriją, viskas ten gerai baigėsi. Ir pasižiūrėjau, tiesiog tada buvo madinga. Kur čia kiečiau? Jo, tada buvo madinga, žinau, kad reikia gerų pažymių, kad įstotum. Paskaičiau šitas programas ten studijų, aš jaučiu vienintelis žmogus pasaulyje, kuris skaitė, ką mokaisi ten studijuodamas. Visai patiko tos antraštės.
Ir taip ir įsto. Atsiprašau. Imk dar. Gerai, trumpa pertrauka, mes žiūrim čia 5 minutės, tik lieka iki 20, turigi atlikti Fatality užduotį. Grįžtam atgal radijos Zip FM eteriuje. Šiek tiek tik tai liko laiko iki 8 val. Vakaro, bet Paulius Ambrasdevičius vis dar pas mus. Ir turim jam tą finalinę jau klasikinę mūsų sunkiai užduotį. Jisai žiūri, vis domisi, kas čia buvo paskutinis, taip, žinai, ne tai kas pirmas, bet kas čia paskutinis. Užduotis The Blow. Ne, man svarbu geriau už Tadą pavaryti. Pavaryk geriau už Tadą. O kas, tu manai, kad tavo plaučiai silpnesni negu jo? Tadas trečias nuo galo. Ne, aš nežinau, bet aš nerūkau. Aš žinok, gal plaučiai visai padorus. Duočiau netgi kažkur tai viduriu, kad tu galėtum netgi aplenkti Žilviną Tratą, kuris padarė distanciją per 34. Kas tas toks? Eržilas. Okay. Trati. Jo, paskui turim Jokūbą Bareikį, Andrius Tapinas, o tai viršai. Ai, bet dar Tapiną reikėtų. Nu, tai mažiau negu 30, tada kalk ir bus viskas gerai. Balionas nėra didelis, užduotis nesudėtinga, pulsk tol, kol sprogs. Are you ready? Palauk. Sekundomėrą įjungsiu. Nesijaudink, šitas nepadėjo toksai. Nusiramink, viskas gerai, pūs balioną, kol nesustosis, bus didelis tikrai. 3, 2, 1, startas. Opa. Viskas gerai. Aš nežiūriu, Rolandai. Jūs puikiai girdit, balionas pučiasi. Didėja. Jo. Sprog, balionėlis. Eitis Zemkauskas. Naudoja techniką užsidenk nosį. Aš girdžiu kažkodėl tai pas Paulį per nosį išidlėjo oras, matau. Nu. Tuoj, palauk. Laukiam. Šitas kur kiekvienu, bet kada gali sprogti, žinai, kaip nejauku, toks užsidengęs su pečiu sėdžiu. Nu ką aš galiu pasakyti, Tadas Vidmantas geriau varo. Nepasiduok, aš pajokavau. Tu dar turi, žinok, minutę. Man krenta iš burnos. That's what she said. Pūs stipriau, laikyk su rangom ir pūs stipriau. Viskas gausis. O, išeina girdžiu oras. Kažkada turėtų, jisai sprog. Nu jo. Fuck. Tokia užduotis galvau visi. Nu atsibodo, kur bijot. Man irgi atsibodo. Nepasiduok, tu ką būsi kaip koksai Vėlybis? Ar kas čia pasidavė? Nepasiduok, žinok, blembaški, nepasiduok. Varyk. Davai. Sprog, tu balioną. Prispausiu pirščiukais. Taip, su galiukais ir per... Davai. Va. Nu, maldauju, prašau. Įtampa auga, žinai, reikia... Bet dar eina, žiūrėk. Fuck this shit. Balionas geltonas. Nu, kaip sakant, jau gali neskubėt. Aš taip miestą eisiu. Padėt gal tau kažkaip tai. Nu. 3, 2, 1, kaba! Tiesiai Kadangi tu esi draugas, tai... ir gyveni, ir žinai, kur aš gyvenu? Žinau tiksliai. Jo, tai padarom taip. 2 minutės, 17,8 sekundės. Ir lūpas skauda. Sprogo. Retai puti? Retokai. Nesu pripratęs kažką, žinai, turėti didelio burnoje. Nu jo. Matai, gal, kai žinai, vaikai atsiranda, sako, dažniau balionus pučia, o Tapinas taip sakė. 2 minutės 17 sekundžių. Ir tai padaro tave paskutiniu mūsų lentelėje. Tadas Vidmantas, kaip sakant... Aplenkiau jį visi. Nu jo, aplenkiai, bet, neskaitant Vėlyvio ir Šapausko, kurie iš vis nebaigė distancijos. Nu, čia kita kategorija, žinai. Nu, bet šaunuolis. Ta proga mes norim tau irgi dovanų įteikti, kadangi jau tokia mūsų muzikinė radio stotis, tai tau nuo radisto ir Giovanio dovanų. Ačiū. O, čia, karės kaip filmuose gertų. Taip, galėsi draugus kviesti. US style. Tai palinkėjimai visiems, ką girdė. Jaunimui, būsimiem studentam, esamiem moksleiviam ir panašiai. Niekad nenustokit ieškot, ką norit veikti gyvenime, nes... Tai lengvų pinigų. Ne, lengvų pinigų, atsirasti lengvi pinigai, jeigu pradėsi daryti ką nors, ką gerai sugebi ir ką nors, ką žinai, ką
ką gal vienas toks mokė. Dėl to, jeigu jums atrodo, kad, nežinau, galit būti geriausias pasaulyje degtukų dėžučių konstruotas, tai darykit, nes, gali būti, kad tai yra. Eikit paskui savo kokią nors aistrą, malonumą, kokią nors, kaip, pavyzdžiui, aš ėjau paskui stand-upą, rašymą ir vertimą ir tie politikos mokslai. Dabar eikit paskui savo aistrą ir malonumą, todėl aš gyvenu iš Kacios tėčio tipo algos dabar. You. Ačiū labai. Ačiū jums. Iki, Pauliau. Šiusiki. O mes grįšim visai netrukus.